Tai trečia savaitė atrodo taip. Visų pirma, turiu nufilmuoti ir sumontuoti 2 shorto pavidalo filmukus užsisakiusiai įmonei. Done. Visų antra, turiu pabaigti kurti įmonės tinklapio landing puslapį. Gerai, tai užbaigiau puslapį neseniai ir štai kaip jis atrodo. Visai clean, turėsim video čia įmestą mūsų tą shortą, kur darysim. Čia dar kažkoks descriptionas bus po kairę, nes vis tiek jis nebus pilnu formatu. Tai reiks kažką į tą vietą įdėti. Tai aprašymai, registracija. Biškį mokyklą pamokinu. Ir nuotraukos, aprašymas, viskas fainai. Tai va, pakurtas svetainės modeliukas, pagal jų kuriami kiti webai. Tai visai svarbus darbas ir mes jį padarėm. Taip, tai kaip ką tik matėte, savaitę anksčiau atsiuntė produktus ir pažiūrėjęs jų kokybę, pagalvojau, blemba, atkasėm auksą, man atrodo, bet apie produktus kitą savaitę pakalbėsim, o dabar judam prie apibendrinimo. Gerai, tai pagaliau sužaliuojam ir parodom pirmąją uždirbtą sumą, bus kažkuriam kampe, bam. Ir pradžia tikrai galimai atrodo labai lėta, bet matau labai daug potencialo veikloje, kuri ateis vėliau. Dėl langų valymo šią savaitę dėja nesusilaukėm nei vieno skambučio. Tai tikriausiai yra dėl to, kad susilaukėm didelių kritulių, daug lijo, tai žmonės logiškai tikriausiai apie tai tiesiog nemąstė. Ir ateinančiai savaitei su langų valymu planai yra tokie, kad praeisiu pro rajonų skelbimų Facebook pages ir pramėsiu reklamą tiesiog, kad yra tokia paslauga siūloma. Ir jeigu norit, galit skambinti, rašyti ir up for grabs. Na ir toks pastebėjimas iš praeitos savaitės, kai ėjom su Ąžuolu daryti pardavimų, tai žmonės iš tikrųjų yra daug malonesni negu atrodo. Tai jeigu norit kažką pardavinėti, tikrai varykit drąsiai, žmonės yra labai malonus, netgi ir tada, kai atrodo, kad trūdot jiems, jūs tiesiog praskaidrinsit jų dieną. Realiai nedaug kas siūlo ar paslaugas kažkokias, ar kažkokį produktą gyvai. Tai tiesiog galit pabandyti ir drąsos tokios įgausit ir su žmonėm pabendrausit, tai visapusiškai yra gerai. Mes tą dieną, kaip man Ąžuolas sakė, 10 km pavaikščiojom, tai saulėj pasibuvom, kardio padarėm, pabendravom. Ir vėlgi ačiū Ąžuolui už kompaniją, labai reikėjo. Bet jeigu norit, tai tikrai varykit, siūlau net ir tą patį langų valymą, aš nesiskundžiu, jeigu norėsit mano klientus potencialius pasiimt savo, bet bandykit tikrai. Yra ir pinigų tame, ir socialinės tokios veiklos. Su kripto šią savaitę labai negraži situacija yra, viskas yra labai nukritę. Nepamenu, kiek praeitą savaitę buvo, šią savaitę šiuo metu, tai yra jau pirmadienis, jau 4 savaitė realiai, esu paliktas su 600 eurų, kai pradėjom su 750, tai šiek tiek nuliūdęs esu, bet pilnas vilčių, kad viskas grįš į vėžes. Dar vienas dalykas dėl investicijų, tai man vienas žmogus komentaruose pasiūlė pasidomėti Forexu. Dar neskyriau tam laiko, labai entuziastingai žiūriu į tai, nes man prieš metus vienas pažįstamas siūlė galbūt prisijungti prie jo veiklos, nes jis ir į Forexais užsiiminėjo, bet pasakiau ne, turiu ką veikti, nes turėjau ką veikti ir numečiau kaip ir tą idėją, bet dabar gal būtų visai verta sugrįžti, nes įdomus dalykas šiaip yra investicijos ir dalykas ateičiai labai svarbus, nes vis tiek labai daug kas priklauso nuo politikos, nuo ekonomikos ir visi tie dalykai sueina į vieną, tai yra investicijos, nes investicijų kainos priklauso nuo viso to. Gerai, tai taip atrodo trečioji mūsų savaitė, norėčiau padėkoti už 200 prenumeratų, praeitą savaitę dėkoju už 100 ir jau surinko netgi 200 mūsų, tai dėkui už visus, už palaikymą, už komentarus, už pastabas, tikrai visus perskaitau, palaikinu, širdutės užmetu ir realiai tiesiog tokia
toks pastumėjimas link tikslo, kaip anksčiau minėjau, galbūt jis atrodo toli ir link jo einam lėtai, bet pamatęs šios produktus, man atrodo, matau tunelio gale šviesą ir vis arčiau artėjame prie jos. Tai vėlgi dėkui Jums už paramą, už dėmesį. Linkiu, kad gražiai praeitų 4 savaitė vasaros, 1 mėnesio paskutinė savaitė, kad gražiai ją praleistumėt produktyviai, kad sektųsi Jums. Ir ką, iki kito karto.